Aurobindas rašė: mintis, intelektas, loginis mąstymas vakaruose vis dažniau tampa svarbiausiamis priemonėmis, netgi svarbiausių tikslų. Filosofijoje mąstymas tapo visko pradžia ir pabaiga. Tiesos čia siekiama vien intelektiniais tyrimais ir abstrakčių protavimų. Netgi dvasinę patirtį, jeigu norime, kad ji būtų pagrįsta ir pripažinta, privalu vertinti remiantis intelektu. Aktorės Eglės Špokaitės pateikiama ištrauka iš vieno indų dvasinio vadovo Aurobindo teksto apie jogą, tik fragmentas iš Rytų išminties enciklopedijoje pateikiamų žinių. Knygos pasirodymo lietuvių kalba ilgai laukė tiek specialistai, tiek visi besidomintys Azijos kultūromis ir išminties istorija. Kuo ji nusipelno tokio dėmesio? Iš tiesų yra keli veiksniai. Viena vertus, tai ilgai laukta knyga, su kuria buvo iš tiesų dirbama gana daug metų ir keli vertėjai dirbo. Taigi buvo tikimasi jos ir ankstesnio pasirodymo. Tačiau be abejo pagrindinė priežastis yra knygos turinys ir pobūdis. O turinys tai vėlgi pirmas Lietuvoje tokio pobūdžio tekstas, apriepiantis didžiasias rytų religinės filosofinės tradicijas, pateiktas enciklopediniu pavidalu, tai yra abėcėliniu pavidalu, kur pagrindinės sąvokos, personalijos, religiniai, filosofiniai, psichologiniai terminai yra detaliai aiškinami, apibūdinami. Taigi ši knyga iš esmės yra skirta plačiai visuomeniai, toli gražu ne vien tik specialistams, bet plačiai visuomeniai, studentams, mokslininkams, psichologams, religijotyrininkams, visiems, kurie domisi rytais. Ir būtent rytų tradicijos yra atskleistos tokių, sakyčiau, labai specifinių aspektų. Kalbama iš esmės ne tiek apie doktrinas, ne tiek apie teorijas ir mokymus, kiek apie teorijos ir praktikos vienybę. Kitaip tariant, daug dėmesio skiriama praktiniams rytų tradicijų įvairiems aspektams, kurie ir nusakomi enciklopedijos pavadinime išmintis.